Šiandien laidoje matysite. Žvaigždžių saugaus vairavimo akademijoje laidos svečias garsus dirigentas Gintaras Rinkevičius. Ar maestro automobilį valdo taip pat gerai kaip batutą? Reportažas apie tai, kaip švaistome pinigus kelių remontui ten, kur pakaktų paisyti kelio ženklų. Laidos pabaigoje apžvelgsime praėjusius metus ir sužinosime, kas laukia vairuotojų ateityje. Sveiki, su jumis paskutinė šių metų laida "Ne vienas kelyje" ir aš skubu pristatyti tradicinę laidos rubriką Žvaigždžių vairavimo akademija bei neeilinį jos svečią – maestro. Gal jį tegu pristato kitas maestro, automobilių ralio virtuozas, laidos saugaus vairavimo instruktorius Vytautas Švedas. Sveiki, šiandien vėl atvykome į Panevėžį, į darbo rinkos mokymo centro vairavimo autodromą, kur turime ypatingą svečią. Šiandien Gintaras Rinkevičius su mumis, garsus dirigentas. Deja, šiandien dirigento lazdelę, manau, perimsiu aš ir stengsiuosi jam parodyti ir patarti, kaip geriau suvaldyti slystantį automobilį ir įveikti greičiau mūsų trasą. Labą dieną, sveiki atvykę. Sveiki, labą dieną. Turime kiek pasikeitusi amplua. Nieko, bandysim. Ką nors padaryti. Neturime pakilo šį kartą, neturime lazdelės, bet turime puikų priekių varomą automobilį, turime vairą, su kuriuo galime reguliuoti visą veiksmą. Ir priekiniai ratai varomi, ir rankinis. Taip. Neautomatinis, viskas tas, prie ko aš nepripratęs. Supratau. Tada, kad jau senokai važinėju su kitokiomis mašinomis. Su galų varomu automobiliu. Taip. Ir su automatiniu. O be abejo. Tai vienas iššūkis, vadinkim, galim jį palyginti su nežinomu orkestru, su sulūžusia lazdele ir bandymu išsisukti iš padėties. Bet kas mūsų nenužudo, tas daro stipresniais ir vadinkim nauji iššūkiai, manau, kad stengsimės repetuoti. Ir be repeticijų iš karto tenai važiuoti. Tai aš čia pirma repeticija. Gerai. Kaip? Nieko. Staiga buvo užpakalinė dalis mašinos į vieną šoną paslydo ir aš stengiausi laikyti vairą ir nestabdyti, o tiesiog taip daryti, lyg tai pakliūčiau ant ledo. Pirminis veiksmas, šiek tiek pavėluota reakcija, susukti vairą, kada automobilis paslydo, bet čia nebuvo blogiausia. Susuktas vairas ir nedozavimas akceleratoriaus privertė jį slysti ilgai. Aš specialiai nedozavau, kad netyčia nepadaryti blogiau kažko. Jeigu mes spaustumėm akceleratorių, tada verstumėm automobilį judėti į priekį. Tuo pačiu gražintumėm sukibimą ant galinės ašies. Mobilio balansas pasikeičia. Varomi priekiniai ratai, reikia laikyti vis dėlto akceleratorių. Kas atsitiko po to, dėl ko mes slydam į kitą pusę. Jeigu vairas būtų atsukinėjamas tolygiai ir tuo laiku, kada automobilis tiesinosi, tada mes nebūtumėm perslydę į kitą pusę. Bet jūs pradėjote tiesinti automobilį, kai tik tai jisai išsilygino pilnai, o vairas dar buvo pilnai susuktas. Taip. Tada į kitą pusę ir automatiškai automobilį veikia tos jėgos, jisai pradėjo slysti į kitą pusę. Tai aš per vėlai ir atgal. Per vėlai ir atgal, nebuvo akceleracijos ir per vėlai atgal pradėta susukti vairą. Bandyti dar kartą? Be abejo. Tai dar nebus generalinė, tai bus tik taip. Gerai. Rankos. Taip. Galėsim po to taip pravažiuoti vieną kartą. Gerai. Kaip seksis, aš galbūt išlipsiu. Ledas. Taip, automobilis išsilygino. Taip. Dabar gavom stipriau biškį
paširdžius. Sakoma, Pirmą kartą atsargiau gavau. Dėl ko tas atsitiko? Dėl to, kad buvo šiek tiek pavėluotas atsukinėti vairą. Aha. Paslydom, automobilis pradėjo slysti, o mes dar nedarėm jokio judesio su vairu. Tada jau pradėtas atsukinėti vairas išgelbėjo nuo to negrįžtamo slydimo. Be abejo, akceleracija buvo tas veiksnys, kuris leido mums nuvažiuoti tiesiai. Man labai patinka, kad kažkas tai naudojasi mano žiniom ir mano žinių bagažu ir mano patirtim ir mano konsultacijom patarimais ir daro būtent taip, kaip aš sakau. Šitas buvo superinis. Tai pabandom, bet viskas tendencingai gerėjančia linkme eina, kreivė kyla į viršų, nenumaldomai. Ir toj mes jau priartėsim prie generalinės repeticijos. Generalinės repeticijos, o koncertas kada? Koncertas vėliau. Tad pirmoji užduotis buvo suvaldyti slystantį automobilį. Antrosios užduoties pradžia tokia pati kaip ir pirmosios. Tik po to suvaldžius mašiną reikia dar apvažiuoti kelių kūgelių gyvatuką, imituojantį kliūtis. Atgal. Vairas per vėlai atgal sukamas. Dabar švelniai. Švelniai. Atgal sukam. Taip. Ne, dabar jau ne į tą pusę. Jau automobilis paslydo, jau reikėjo atsukinėti vėl anksčiau. Šiek tiek iš anksto. Vos mes įsisukom pirmą, bet įsisukę pakankamai neblogai susitvarkėm. Ir štai ekipažas atvyko prie trečiosios rungties. Tai 3 kliūtys labai slidžioje nuokalnėje su posūkiu į dešinę. Nustepsite, matęs, kokiu greičiu mes pravažiavom. Manau, kad 5 km per valandą. Ir vis tiek automobilis slysta. Dėl ko jisai paslydo? O važiuojame, tikrai šiek tiek lėčiau negu įmanoma, arba galima, arba būtų teoriškai tikėtina, kad... Aš pabandžiau kokią ten tenka. Viskas tvarkojas. Atsargumas gėdos nedaro ir su jūsų patirtim manau, kad dažnas vairuotojas nelenda plikas į dilgėlės, o išsibando, pasimato ir tik tai tada padaro. O čia reikia dėl greičio važiuoti? Be abejo, svarbiausia yra išlikti ant kelio, kuo įmanoma didesnių greičių. Na, o dabar pažiūrėkime, ką maestro Gintaras Rinkevičius išmoko. Jis, kaip ir visi Žvaigždžių vairavimo akademijos auklėtiniai, turės kuo greičiau atlikti į vieną trasą sujungtas visas 3 užduotis. Gerai. Vėlai atsakinėjom vėl, viskas tvarkoj, tolyn, žiūrim tik tai tolyn. Greitėjom, stabilizuojam, stabdis, pavara. Ir greitėjom. Antrą. Sveikinu. Ačiū. Įveikėt mūsų išbandymus, bandymus. Nežinau, ar įveikiau, bet ačiū labai Jums už pamokas. Aš likau sveikas, vadinasi, viskas tvarkoja, emocijos šypsena, tai Dėkui. Irgi pasirodo, kad Jūs... Man buvo labai įdomu ir labai malonu ir tikrai dėkui Jums už pamokas. Aš tai galvoju, kad kiekvienas vairuotojas turėtų pabandyti tai. Aišku, jeigu kiekvienas vairuotojas turėtų galimybę tobulinti įgūdžius, tai tada manau, kad mūsų keliuose būtų žymiai saugiau. Tikrai žymiai saugiau, nes bent jau žinotų žmonės, ko negalima kelyje daryti. Dirigentas Gintaras Rinkevičius šią Panevėžio darbo rinkos mokymo centre sudėliotą trasą įveikė per 1 minutę 20 ir 87 sekundės. Kol kas tai 4. rezultatas laidos Ne vienas kelyje Žvaigždžių vairavimo akademijoje su Vytautu Švedu. Aš norėčiau, kad vis dėlto vairuotojai Lietuvoje būtų patys draugiškiausi vairuotojai Europos Sąjungoje. Mažas palinkėjimas, bet jis tikrai būtų labai, turbūt, tinkamas. Na, o dabar reportažas, kurį, kaip sakoma, nufilmavome savo kieme. Štai kelio danga, kurią reiktų remontuoti kone kasmet, tačiau tai daroma žinoma kur kas rečiau. Todėl dūžta ratai, keikiami kelininkai, nors jie mūsų manimų niekuo dėti.
Vietos pakraštyje esanti Mokslininkų gatvė tapo savotišku tranzito keliu sostinės pakraštyje gyvenantiems vilniečiams. Ją galima aplenkti didžiųjų arterijų grūstis, tai savotiška bambagyslė tarp šiaurinių ir rytinių sostinės rajonų. Tad augant ir plečiantis į pakraščius didžiausiam Lietuvos miestui, eismo intensyvumas šiame kelyje per kelerius metus išaugo 10-eriopai. Ypač rytais ir po darbo. Čia tarp sodų bendrijų jau tapusių gyvenamaisiais rajonėliais besidregiančią gatvę važiuoti baugu. Dėl to, kad siaurame, vingiuotame ir kalnuotame keliuke galima sutikti priešais ne tik lengvąjį automobilį, bet ir atvažiuojantį vilkiką. Vietos prasilenkti čia mažoka ir lengviesiems automobiliams, o su krovininiu transportu net nelabai yra kur. Labiausiai stebina tai, kad šio kelio abiejose pusėse pūpso sunkiasvorių priemonių eismą draudžiantys ženklai, tačiau jie sunkvežimių vairuotojams rodos nėmotais. Beveik visada važiuodamas vos 3 km atkarpą sutiksi bent vieną, o dažniausiai kelis sunkvežimius. Tačiau didelių mašinų vairuotojams tai rūpi mažiausia. Daugumai iš jų darbą reikia dirbti. Tačiau ne visiems. Reidą surengę policijos pareigūnai vos spėjo stabdyti krovininius automobilius. Tačiau daugeliu jų vairuotojai atsipirko tik keliomis sugaištomis minutėmis ir palinkėjimų gero kelio. Mat šiose apylinkėse vyksta nemažai statybų, į kurias aptarnaujančiam ir reikalingus sunkius krovinius vežančiam transportui Mokslininkų gatvė yra gal ir ne vienintelis, bet pats patogiausias privažiavimas. Tačiau vairuotojai turi važtaraščius, atseit įrodančius, kad norint pasiekti reikiamą objektą, jiems tenka pažeisti kelių eismo taisyklės. Jeigu įsikrovimas yra, tai ką man daryti, ašgi negaliu žmogui iškrauti kažkur. Prieš ženklą. Ką žinau, kaltas, žinau. O tai, pavyzdžiui, nežiūrėjote, ar aplinkui neįmanoma privažiuoti? Aš netgi turiu fūrinę navigaciją, jinai būtent mane čia atvedė. Čia iškrovimas buvo? Bet kad važtaraštyje nėra jokio adreso, nieko... Gavėjas šeimininkas atvedė man ir viskas. Sakykit, ar matėte ženklą? Statybos vyksta, ar matėte? Matėme? Tai va, kam ženklą specialiai pastatėt, kad su policija šiame? Ne, čia ženklas visada stovio. Problema yra ta, kad čia siauras keliukas ir automobiliai netelpa. O šis ženklas pastatytas todėl, kad šis kelias nepritaikytas sunkiasvoriam transportui. Asfalto danga neturi reikiamo storo pagrindo, kad atlaikytų sunkius automobilius ir yra pritaikyta lengvosioms mašinoms. Vilniaus priemiesčių Bajorų ir Bukiškių gyventojai skundžiasi namo važiuodami eižėjančių Mokslininkų gatvės asfaltu, kur viena po kitos dygsta naujos aštrios duobės, padangų žudikės. Mat prasilenkdamos sunkiasvorės mašinas dažnai važiuoja pačiu asfalto pakraščiu ir jį trupina arba laužo, nuvažiuodamos ir užvažiuodamos ant jo. O tose vietose tuoj pat išdygsta duobės. Jos labai greit, kaip įlankos didėdamos, veržiasi link kelio vidurio ir po kurio laiko jų negali važiuoti 2 prasilenkiantys lengvieji automobiliai, kurio nors ratas būtinai įkrenta į duobę, ypač patamsiai. Miesto savivaldybė šio kelio remontui kiša daug pinigų. Gatvė dažnai užtveriama ir tvarkoma, tačiau duobės vėl atsiranda. O tada pylos gauna kelininkai. Tačiau jie čia nieko dėti. Dangas siauroje vingiuotoje ir kalnuotoje gatvelėje, kur vos prasilengia lengvieji automobiliai, gadina sunkiasvoris transportas, kuriam čia važiuoti draudžiama. Bet negi suksi 15 km ratą aplink, jei tiesiai tikslą gali pasiekti vos už 5 km. Važiuojate čia turėdami kažkokį tikslą, ar ne? Taip, darbų reikalais. O kitų privažiavimų nėra? Labai dideli atstumai per aplinkui. Taigi tenka važiuojant taip truputį nusižengti taisyklėms, ar ne? Tai pagal krovinio važtaraštį važiuojam tai. Tad ir važiuojame prisidengę važtaraščiais, tad ir draskome akis patruliams, tad ir gadiname sunkiems ratams nepritaikytus kelius. Ir bereikalingai leidžiame 100 000 duobių tvarkymui. Vietoj to, kad įrengtume inžinerinę saugumo priemonę, tarkim, saugesnę perėją prie mokyklos. O tam tai reikia, kad laikytumėmės tvarkos. Ir kelią remontuoti tada reiks ne kas porą metų, o 4 ar 5 kartus rečiau. Laidą pristato. Baigiantis laidai paskutinis šių metų reportažas, o jame apžvelgsime praėjusius metus, sužinosime, kas mūsų vairuotojų laukia ateityje. Aš su jumis atsisveikinu ir manau, kad geriausias šventinis linkėjimas vairuotojams yra saugaus, gero kelio, lengvų, smagių kelionių. Sudie, pasimatysime po savaitės. Kalėdos ir naujieji metai toks laikotarpis, kai prisimename įsimintinus per metus įvykusius dalykus
Kai galvojame apie ateitį, linkime vieni kitiems laimingesnių, geresnių laikų. Tad ir mes dabar skaičiuosime ne viščiukus, nes tai daryti reikia rudenį, bet dėliosime taškelius ant į, bandydami nupiešti praėjusių metų štrichus. Taip pat pažvelgsime į priekį ir sužinosime, kas mūsų laukia ateityje. Kalbinsime žmonės, nuo kurių priklauso visų eismo dalyvių likimas šalyje. Taigi pradėkime nuo klausimo, kokie buvo praėję metai. Na, jie buvo, nepasakyčiau, kad išskirtiniai. Jie buvo ir greičiausiai liks šiek tiek blogesni, nors dar lieka statistiškai kažkiek tai laiko iki metų pabaigos. Avaringumas išliko praktiškai tam pačiame lygyje, žuvusių keliuose skaičius netgi padidėjo pagal šios dienos statistiką. Na ir sakyčiau, kad tai buvo pakankamai liūdni metai. Nors eismo intensyvumas augo 4 procentais, avarijų skaičius mažėjo 4, sužeistųjų mažėjo 4 procentais, dėl žuvusiųjų dar neturime rezultatų, bet nebus tokio optimizmo. Taip pat 14 metai gal, sakyčiau, įsiskyrė tuo, kad galų gale jau įvyko, prasidėjo konkursas dėl Via Baltikos 4 juostų automagistralės tiesimo iki Lenkijos sienos ir 15 metais jau mes pradėsim darbus ir jau atsiras mechanizmai ant to kelio. Lietuvos keliai smarkiai sensta, finansavimas nedidėja. Ar yra vilčių, kad 2015 metais bus nutiesta daugiau naujų kelių, daugiau atnaujinta kelių? Na, iš tikrųjų, visa viltis tik tai europinį finansavimą. Deja, jisai mažėja dvigubai per šį laikotarpį, o valstybiniam keliam tenkantis finansavimas kitais metais auga tik tai 6 procentais, o įvertinant tai, kad kiek buvo per krizę ir po krizės nurešto nuo kelių, tai čia yra iš tikrųjų labai simbolinė suma, nes irimo greitis daug didesnis negu tas 6 procentais padidėjęs finansavimas. Be abejo, vienas svarbiausių klausimų jaudinančių vairuotojus yra automobilių mokestis. Aš galvoju, kad vis dėlto automobilių mokestis, priklausomai nuo jų ekologinės taršos, turėtų, mano supratimu, būti įvestas. Ir tas mokestis turėtų būti panaudotas tik išimtinai kelių infrastruktūrai gerinti. Pėsčiųjų takams, gatvių apšvietimui, gatvių asfaltavimui, praplatinimui ir panašiai. Ir netgi elektroniniu būdu, kad kiekvienas mokantis šį mokestį galėtų atsiversti elektroninį puslapį ir pasižiūrėti, kas už jo sumokėtus pinigus kad jie tikrai nuėjo į kelių infrastruktūrą. Nenuėjo kitiems kokiems nors socialinėms reikmėms ar panašiai. Ir kuo senesnis automobilis, tuo jis savaime suprantama yra taršesnis. Ir tas mokesčio dydis galbūt pradžiai nebūtų toks drastiškas, bet seniems automobiliams jau jis turėtų būti juntamas, kadangi jie daugiau teršia aplinką. Aš galvoju, kad aš tą darysiu. Ateis pavasario sesija ir matyt Seimui tikrai teiksim apsispręs dėl to mokesčio būtinybės. Nes iš tikrųjų, eit toliau nelabai kur yra. Reikalingas visas kompleksas tame tarpe ir šių priemonių. Na, o dabar paklauskime, kuo vairuotojus džiugins kiti metai. Kokie svarbiausi rūpesčiai jūsų laukia 2015 metais? Kokie nauji objektai, kokie nauji keliai atsiras Lietuvoje? Rūpestis be abejo užtikrint susisiekimą žiemą. Jinai yra permaininga ir ne tik mums, bet ir visiems vairuotojams reikia ypatingai žiūrėti. O iš tų projektų tai gal atkreipčiau dėmesio, kad vis dėlto Via Baltica prasidės galų gale, kelias į Europą 4 juostų. Bus paleistas eismas ir Palangos aplinkelėje, tai viešos privačios partnerystės objektas, kur kelių direkcija iš valstybinė institucija pirmoji tokį viešos privačios partnerystės projektą pradeda ir jau bus tam tikras etapas, kai jau bus nauda visuomenė. Žinoma, vairuotojams kokių nors gerovių pažadėti negaliu, jų gerovės labai priklauso nuo kuro kainos. Tikiuosi, kad nafta labai smarkiai nekils. Bent jau pirmą pusmetį, tai galima tikėtis, kad sumokamas akcizas už kūrą taip pat nemažės ir tam mūsų kelių fonde pinigėliai nemažės, nors planuojam vienaip, matyti, tas planas yra realistiškas. Kokių tai labai drastiškų priemonių, vargu ar
ar bus, bet bus nemažai investuota į sankryžų, žiedinių sankryžų. Šiuo metu atrinkta 300 sankryžų, kuriuos mes numatom ne tik per ateinančius metus, bet ir dar porą metų į priekį paversti žiedinėmis. Numatyta pinigai milijonais, 10 milijonų dviračių takams, atitvarams, apšvietimui ir panašiai. Ir šiemet 17 jau žiedinių sankryžų padarėm, kitais metais dar daugiau. Ir įvertindami situaciją, kad labai padidėjo žuvusiųjų pėsčiųjų skaičius, akcentuosim dėmesį į perėjas, nukreipiantį apšvietimą padarysim, gal ploto didinsim, žiūrėsim, kiekvieną analizuosim dabar per tą žiemos laikotarpį, kad nuo pat pavasario pradžios galėtumėm gerinti saugumą pėsčiųjų. Be abejo, net ir šiandien kalbėjom su generaliniu policijos komisaru, kad gal reikėtų ir didinti baudas, be abejo aiškinti žmonėm, bet didinti baudas už nedėvėjimą atšvaitų. Bus kreipiamas didelis dėmesys, žinoma, į saugaus eismo administracinės priemonės. Aš nežinau, Seimas atmetė balų sistemą. Prie jos turbūt jau neįmanoma grįžti be pusę metų, bet jeigu situacija keliuose nesikeis, galvosime apie kitas administracinės priemonės, kurios labiau drausmintų vairuotojus.